Dienos pasivažinėjimas link Oslo ir Haraldzytos paieškos. Važiavo motociklu, nes oras geras ir nereikia mokėti bumpengerių, arba kitaip sakant, nekainuoja įvažiavimas į Oslą. Balnoji žirga. Ir aš visą prisidažiusi, kaip tikra baikerio boba. Nežiūrėk. Negalima. Pasiruošę į Haraldzytos paieškas. Bet maršrutas tai tikrai niekad nebuvęs šičia. Kad būtų toks gražus vaizdas. Taip. Oras geras, kepurę pamiršau. Nereikia kepurės, tik laukas. Nu ką, viskas. O įdomumas yra tas, kad Haroldo namelį reikia surasti patiems. Kelias visiškai nesužymėtas. Internete gali rasti tik kažkokias nuotrupas, pavyzdžiui, eik link Nordmar miško, arba klausk vietinių, naudok GPS, nes vieta gana paslėpta. Arba vėl eiti slidinėjimo trasa iki pusės ir bla bla bla, paskui už kelių šimtų metrų vėl pasukti į mišką. Žodžiu, nespoilinsiu, bet buvo smagu paklaidžioti miškais. Tai va čia kažkur ir bus. Geras. Mes jį radom. O neatsiropščia. Mes jį radom. Čia viskas lyg yra autentiška, ir jo puodai, ir jo bliūdai. Ir iš čia valgį darydavo. Ten Ispanijoje tas miestukas. Pola. Ir jo vienintelio šito namuko nerado. Haroldas gyveno rūmuose, o kitas Haroldas gyveno šitoj lūšnai. Kai pasakai Haroldas, tai visi iškart pradeda galvoti apie karalių. Bet iš tikrųjų šita istorija buvo ne apie auksą ir sostą, o buvo apie žmogų, kuris buvo aplinkybių išstumtas už visuomenės rato. Jau, galima. Haraldo Gran istorija viena unikaliausių socialinių fenomenų Norvegijoje. Jisai išgyveno šitoj hytoj 40 metų. Ne todėl, kad jisai buvo kažkoks vengė civilizacijos ar turėjo kokiu nors priklausomybių. Aišku, jisai stikliuko tai nevengė ir išgerdavo gana daug. Yra toks posakis ganske har på flaska, kas reiškia, kad jis mėgo išgerti, bet niekada nebuvo praleidęs darbo. Visada nuo šitos hytos 20 km eidavo į darbą ir grįždavo atgal. Tai čia superinis žygis būdavo kiekvieną dieną, nesvarbu vasara, žiema. Pasirašėm į knygą, bet galų gale mes esam čia. Planavom jau labai seniai. Bet jis visada ateidavo čia ir iš tikrųjų jisai numirė, būdamas 90 kažkur visai netoli šito namelio. Ir kaip norvegai sako, død med støvlene på. Tai kad nenumirė patale ligos, bet buvo gana aktyvus dar. Karo dalyvių arba tų krigsšiperių, tie, kur plukdydavo konvojus jūreiviai.
neturėjo šeimų ir turėjo apsigyventi šalia miesto, nes jie negalėjo gauti butų, nes butus gaudavo tik tai šeimos su vaikais, o viengungiai, kaip pavyzdžiui Riukane, kai Riukane visi darbininkai gyveno labai gerai, kad net ir viengungiai gaudavo butus, o čia Osle viengungiai. Ir jisai pasirinko tokį gyvenimo būdą, nes gavo Osle kambarį ir jam buvo labai per brangu ir per mažai vietos ir jam buvo ten, sakė, sunku kvėpuoti ir jisai išėjo į mišką. Bet susirask tu man tokią vietą, nu. 64 metais Oslo valdžia nusprendė, kad reikia šitą lūšnyną ant šito kalno, žodžiu, supanaikinti. Tai sudegino, išardė ir šitos vienintelės tik nerado. Ir paskui žmonės vis sutikdavo, slidininkai ir bėgikai, tą patį žmogų, Haroldą Gran. Ir užtiko, kad čia yra jo tas namas. Bet ačiū Dievui paliko jį kaip atminimą, kaip istorijos dalį. O čia tai bent. Nu, čia praktiškai surasti to namelio kaip ir neįmanoma, jeigu iš šitos pusės ateini. Oi, čia yra viskas virš mano galvos. Ir jisai turėjo svajonę. O svajonė buvo, kad jis galėtų pėsčiomis nukeliauti į pietų polių. Ir jisai sakė, aš esu toks sveikas, o mano organizmas yra toks sveikas, kad ne kiekvienas gali pakelti tiek tabako, alkoholio ir šalčio. Ir iš tikrųjų jis nebuvo nė karto peršalęs, niekada nesirgo, o prausdavosi čia va vietiniuose ir dabar laša kažkokiuose, ten apačioj mačiau yra ežeras, tai gal jisai ten eidavo maudytis ar vandenį iš ten imdavo. Ir jisai eidavo apsipirkti miestą, prisipirkdavo ir laikraščių, ir turėjo radiją. Žodžiu, jis gyveno gana pilnavertį gyvenimą ir išgyveno iki 90 metų. YouTube'e yra sukurtas 30 minučių toks dokumentinis video. Jį sukūrė Helena Sommer apie šią vietą, jos istoriją apie Haroldą. Pats Haroldas ten pasakoja dūmą traukdamas apie savo ir kitų benamių gyvenusių Grefsenkolene gyvenimą. Pasirodo, ten buvo 115 lūšnų ar hitų. Žodžiu, labai įdomi istorija. Įjungt muziką. Įjungt muziką. Gal ilgiau reikia Gal paspaust reikia? Jau gerai. Kažką sako. Hello, how are you? Sound connected.